Sveiki, vietinis iš Vilniaus. Nėra ką filmuoti. Nutariau keletą kadrų padaryti iš darbo. Atvažiavom šiandien sekmadienis, nes buvom palikę išsinuomavę drėgmės surinkėją. Drėgmės surinkėjas, nes labai drėgna po tų visų grindų betonavimo, ten sienų laistymo. Ir kada mes ten ketvirtadienį išsinuomavom ir paliko man išeiginį. Nu, Visi bėga. Jo, visi bėga. Vienu žodžiu pastatėme per vidurį maždaug būtų, kad imtų drėgmę, nes neįmanoma nieko daryti, niekas nedžiūna. Tokia bandūra, 40 litrų per parą našumas, gali surinkti vandens. Dabar nerodo drėgmę, tai persijungs. Rodys, sakė, kaip įėjom buvo 44% drėgmės. O kada atsivežėm šitą aparatuką, rodės, kiek ten, apie 75. Tai kogi nieks nedžiūna. Nu ir mes vienu žodžiu, kad į bakelį tai nepatogu. Nu kaip jis bėgs, tada ten kiek ten litrų, apie 10 ir viskas, tai per viršų. Tai mes pajungėm šlangą, neiššoko, ne, gerai. Ir tiesiai į kanalizaciją. Ir va, nuvedėm į kanalizaciją ir viskas, ir palikome penktadienį. Nu, vieną žodžiu, nuo ketvirtadienio jo neišjungėm. Prisuko elektros šeimininkiai, ohoho. 610 per 10 valandų, 6 per parą, 15 kW per parą. Nu viskas, jungiam. Bet vienu žodžiu, dabar sekmadienis dieną nutarėm atvažiuoti, nes rytoj reikės pirmadienį grąžinti. Kad 2 kartus nevažiuoti? Jo, kad 2 kartus nevažiuoti. Išgoto nuomavom. Nuoma kiek? 14 eurų į parą. Tai už penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį. Penktadienį, šeštadienį, sekmadienį ir pirmadienį. 4 paros. Bet sekmadienis nesiskaitau, kaip mokėsim už 3 paras. Na tai kiek čia gaunasi? 28, 400 eurai. 103 gal eurus. A, nerodo, nežinau. Kodėl jis nerodo, ryto dabar drėgmės kažkokia tai D, E, F. Ką? Persikrauna. Paskui pradeda rodyti. Nu, vienu žodžiu, va tai va. Čia mes dirbam. Užšokom tik važiuodami iš Gariūnų pasiimti, kad pakeliui ir mum, ir kad 2 kartus rytoj atvažiuoti į darbą, paskui vėl vežti. Viskas, kraunam ir važiuojam namo daug darbų. Įsijungė. Va, 46% drėgmės. Jaučiasi, kad sauso. Sauso jau viskas, jau mažiau 40 gal ir neįmanoma padaryti. Aha, padok man tą dėžutę. Kokia? O čia, pačiu. Vandenį dėžę. Tik jau į pastorę pusę. A, tai tada gerai, užkėlėm aš. Skupinį, ką? Kelsi? Tiek. Reikia ten šestigranį, kad to prisukti. Aš namie prisisuksiu, arba nereikia rankom užveržiai. O, užsiminė kelią. Gerai. Viskas. Rado veidrodėlį.
Nu, gerai? Aha, Lėksi? kažkur tai. Nu, jisai va čia reguliuoja šitai. Taip, taip. Čia tokie dišovkai jau kaip nors. Vien lagaminai. Vien lagaminai. Varykit, nežinkit į lauką iš Lietuvos. Tik pirmyn, šitoks aukštis, tik tolyn, kur nežinomi kraštai. Nepavys, net ir paukštis, plaka mums, plaka širdis neramiai, plaka neramiai. Skrendam, skrendam į dausų gelmes, kylam, kylam. Skrendam, skrendam, skrendam į žvaigždes, kylam, kylam. Gimtinės kojai paliko taip žemai, o mus vilioja tie svetingi kraštai. Kraštai. Tik pirmyn, šitoks aukštis, tik tolyn, kur nežinomi kraštai. Nepavys, net ir paukštis, plaka mums, plaka širdis neramiai, plaka neramiai.